Nu ką, pelė, linksma man šiandien ir noriu savo džiaugsmu pasidalinti su visa Lietuva. Jei! Kur čia toksai džiaugsmo geizeris pas patį? Sėkla, patsai Sėkla tapo krepšinio federacijos valdybos nariu. Yeah! Kas jie? Bus tvarka. Taigi Sėklos bijo ne tik tais teisėjai, bet ir žaidėjai, ir treneriai. Ir netgi šokėjus bijo Sėklos. Visi bijo Sėklos. Tėveliai, kai ateina su mažais vaikučiais į krepšinio varžybas, tai vaikučiai toliau nuo Sėklos, tik tai, kad Sėkla baisus labai. Ir jo bijo visi, o baimė gimdo tvarką. Treneris Kazlauskas sako, kad į valdybą reikia įtraukti ir senasias žvaigždės. Kurtinaitį, Marčiulionį, kitus. Kas žino tas žvaigždės, kas iš jaunų žmonių šiandien atskirtų Kurtinaitį nuo Marčiulionio? O Sėkla tai visi atskiria. Kai, pavyzdžiui, eidavo į valdybos posėdį tas Googlas, tai šitas Balčiūnas pasą patikrindavo, kas čia toks atėjo. O pas Sėklą tai paso nieks neprašys, nes visi Sėklą pažįsta. Kai Sėkla eis į valdybos posėdį, tai visas Gedimino prospektas per kilometrą dundės. O jeigu Sabonis nesutars su Sėkla posėdėje, vat kas tada? Tada Sėkla eina su Saboniu į krepšį šito pliauškėjimo delnais dvikovą. Parodykit man Ir čia Sėklos nieks neperspėjos, nes Sėkla yra šitoj srity, va. Gerbiamas Jurski, iš jūsų kalbų ir veiksmų pradedu suprasti, kad taip Sėkla taps vienu iš pagrindinių Lietuvos krepšinio federacijos lyderių. Taip. Sėklos neišgazdinsi komentarais, neišgazdinsi Sėklos straipsniais. Sėkla yra prabuvęs Ispanijos areštiniai, tai jo niekom neišgazdinsi dabar. Man tai keista šitas sprendimas pasėti šitą Sėklą federacijoje. Federacijoje niekad nebuvo vienybės. O dabar, kai ateis Sėkla, tai jis atsistos su to savo būgnu ir pradės daužyti tą būgną ir tada visi federacijos nariai neturės ką kitur dėtis, tik tai skanduoti visi kartu. Mes laimėjom, mes laimėjom. Ir priims visus sprendimus vienbalsiai.